dieną yra gimtadienis bičo, kurio vardas yra Deivis. Deividukas. Deivis. Taip. Labai būtų smagu jį paskambinti ir pasveikinti. Yra trendy hipsteris, labai madingas, biški minkštas. Kaip Marius. Nu, Sveikina Marius ir Ugnė. I'm being affected, restless. Fona. Deividukas? Yes, sir. Deividukas. Nu. Alio. Alio. Ar čia su Deividu kalbasi? Taip. Sveikas, Deividai, čia Živilė. Labas. Deividai, man nemeluoja iš tikrųjų, tavo gimtadienis šiandieną yra. Rytoj. Rytoj? Kaip čiotkai, o tu švesi? Jo. Kaip čiotkai, o kur? Sodybai. Baby, sodybai. That's nice. Olga, ateik. Ne. Susipažink. Nežinau, tu pažįsti, mano draugė nepažįsti. Labas, Deividai. Labas, Deividai dar. Labas. Mes aš ant garsiakalbį, jeigu tu nieko prieš, gerai? Taip. Aš tik girdėjau žodį sodyba. Man labai pažįstamas žodis. O daug ten jūs važiuoja tą sodybą? Bachūrų kiek? Apie 20. Apie O kiek 20. panų bus? Asmenų bus apie 20. Ne, panų. Ai, panų. Apie 10 kažkur. Pusė per pusę. 50? Kaip? O gal dar porai panų atsirastų vietos? O čia radistam atsiras vietos ar jum? Nu. Olga ir Živilė. Na, Neapsimeskit. neapsimesk. Klausyk, aš turiu tau gabalą. Nori gimtadienio progą tau sudainuosiu? Mes abidvi tau sudainuosim gabalą gimtadieninį tokį. Nu, davai. Nu, davai. Paklausyk. Laikai kardaną. Ir turim. Palauk, ar tikrai šitą gabalą? O šitas jo buvo juk. Nu šitą. Nevaro depresijos šitas. Živkė, ne, tu įpramuš ant gabalo. Tu klausykis. Tik visau. Živkė, davai važiuojam, kur tu Živkė? Kai užsidedu savo mineką ir einu aš per gatvį viena, Kojas. mano triusikai matosi žiauriai balti. Todėl aš jaučiuosi neliūdna. Ir nieks nemato manęs, su Deividai tavęs. Kurgi tu esi, tu mažas padarėlė. Deividai, kurgi tu buvai, kas tau yra, kur tavo yra rankos, kur tavo ilgi pirštai kojų. Aha. Ką vakarą šiltą ėjau gatve, aš buvau viena, visai liūdna, bet aš pamačiau tave, gražias akis ir panoriu pabučiuoti tavo saldžias lūpas, aš norėjau būti kartu, bet tu buvai apsuktas to mergų, jų buvo daug, o aš buvau viena, ką daryti dabar, nežinia, aš paėmiau į delną kastetą ir išdaužiau tas žiūrkes, ir tada sėdau į kamerą ir verkiau. Ir aš atėjau. Dėl to, kad aš tave myliu. Deividai, tavo leškos apžėlusios kaip pas gruziną. Iškep man savo šašlykelį, parodyk man savo iešmą, ištepliok jį su aliejum. Oh yeah. Deividas. Va taip va. Nu kaip tau, Deividai, ir patiko mūsų gabalas? Jo, patiko. Tai Deividai ir pakviesi į sodybą. Jo, drąsiai. Tai oficialaus pakvietimo laukiu dabar. Sakyk, oficialiai. Oficialiai? Nu, tik tai ne viena Živkė gerai būtų. Abimus? Nu. Olga su silikoniniais įskės. Bent jau kairioji, tai tikrai. Tai balsus atsigėsiu, tada pakviesiu. Deividai, nu ką? Nu ką tu kalbi, Deividai? Jeigu aš būčiau bičas, aš tikrai nenorėčiau vadinti tavo gimtadienį. Jo, nes tu nori bičių, kaip aš suprantu. Tu nori su bachūrais? Nu, Špaguotis nori ten? A pirtys bus? Gal bus, nežinau dar. A gražios mergos, Deividai? Žiauriai. A bus negraži nors viena?
Nežinau, čia reikia atvažiuoti pamatyti. Tai iš ko tyčiasitės tenai? Nežinau, net. Taigi mokykloje tai būna. Bet visi fainai, o visi jau nekaltybę praradę. Reikia jų paklausti. Taigi mes galim su Olgiu išspręsti šitą problemą. Atvaryti bachuram padaryti pirmą šventę. Nuimsim jiem visiems. Kad jie visi verks. Nu tai jiem tai reiktų. Nu tai, žodžiu, tu mano numerį turi pasuk. Gerai, Deividai. Gerai. Visio linkėjimai tau nuo tau. Mariaus. Nu, ko ten linkėjimai? Pažiūrėk, aš negaliu Nu, pažiūrėti. tai pasakysiu tau. Šiaip tave sveikina. Noriu palinkėti tau didžiausius ištvermės. Sveikiname Marius ir Meilės. Ugnė. Jo, Marius ir Ugnė. Fainai, ne? Geras šventės tau. Nu, iki ką. Dėkui. Davai, Davidai, laikyk. Nu, tas Deividas kažkoks tai, nenori.